Taip, sveiki pasiruošęs. Ok, taigi pakalbam apie klaidas. Tai vat, reiškia dabar kalba eina apie automatizavimo klaidas, ne konkrečiai gal marketingo ir pardavimų. O ne taip, kad pabandėm, nesigavo, arba tai gavosi, kažkas gavosi ir jau gerai irgi paliekamas tas sprendimas toj būkliai, kur kažkaip veikia. Ir jeigu teisingai tos procesus naujovių įgyvendinimo įmonėje neorganizuot, dažniausiai, kaip sakant, viskas taip po biškį stabdoma, sabotuojama ir kaip visada neįvyksta. Tai vyksta, kad jau mes praradom dėmesio ir laiko daugybę, kad išsiaiškinti visus tos dalykus, nes ten atsirado krūvos problemų, kodėl, pavyzdžiui, šitam žmogui nepaskambino darbuotojas. Tai va, CRM-as tada būtinai reikia pastebėti, kad būtų visi komunikacijos kanalai tenai suvesti ir jie nereikia, tai sudaupys daug laiko, turėti jau tvarką komunikacijai kažkokią tai. Galiu tęsti. Tai va dabar pas mane klientų kelionės automatizavimas, sistematizavimas, o šiaip pagrindinis mano, kaip sakysim, toks lietuvišką žodį ieškau, diplomas tebūnie, profesija, tai marketingo vadovas.